Labai dažnai girdžiu, sako, reikia valgyti viską tik saikingai. Visais laikais visi viską valgė, tik tai reikia saiko, saikingai. Jūs man papasakokit, nemačiau ne vieno čipsų valgytojo, kuris pasiimtų vieną čipsiuką, suvalgo pusę ir deda atgal. Ir viskas užpliombuoja ir deda į spintelę. Kitai dienai. Nemačiau. Jeigu jūs esate tokie, kurie iš tikrųjų po vieną čipsiuką galite per dieną suvalgyti, parašyk komentare, kad iš tikrųjų tu čipsus valgai saikingai. Nes aš tokio žmogaus nepažįstu. Noriu susipažinti. Maisto pramonės pagrindinė taisyklė yra sukurti maistą, kuris tau būtų pakankamai riebus, kad jame būtų ir druskos pakankamai, ir saldus būtų, ir rūgštesnio skonio dar gali būti, kad būtų skonis subalansuotas, su skonio stiprikliais sutvirtintas, su visokiom spalvom sužeista, kad būtų patrauklus, konsistencija tirpstanti, traški konsistencija, kad tu norėtum dar juos valgyti. Tai iš tikrųjų ne tu sprendi, ką valgyti, o maisto pramonė. Ir tas pasakymas, kad reikia valgyti viską tik su saiku, iš tikrųjų jisai nieko vertas, nes šiuolaikiniai maisto produktai yra žmogaus valiai nepavaldus, nors esi sotus, bet iš esmės sotumas yra menkas, maistinių medžiagų yra labai nedaug, todėl norisi valgyti dar. Mesk šitą frazę iš galvos ir pradėk valgyti natūralų maistą, atkreip dėmesį į tuos maisto produktus, kurie yra tavo racione, kurie yra sveikatai nepalankus. Pastebėk, ar tu tikrai juos gali valgyti saikingai. Tikras maistas tau leidžia jausti saiką, o perdirbtas maistas atima tavo valią. Patiko mano patarimai, spausk like, dalinkis su draugais ir parašyk komentare, ar šitą frazę reikia valgyti viską tik tai su saiku, tu išmeti į šiukšlių dėžę.